Labas rytas. Jau mes esam prie mūsų mėgstamiausio paplūdimio. Aš tiesiog šiek tiek pamiršau ryte pafilmuoti, nes realiai mes ir susiruošėm, pavalgėm ir iš karto varėm čia. Dabar yra apie 10:30 ir mes norim tiesiog šiandien praleisti laiką mūsų mėgstamiausiame paplūdimyje. Čia beje mūsų pakeista mašinytė juoda, kaip atrodo. Tai va. Tai varom ir šiandien deginsimės ir ilsėsimės ir žodžiu tiesiog kaifuosim, taip? Ja. Ja. Nes vakar po vokiečių. Ja, natürlich. Nein. Scheiße. Nicht, nein. Scheiße. Šyza. Nicht. Pažiūrėkit, koks čia vandenukas gražus. Aš žinokit, pakėliau šortus, nes tiesiog man viskas šlampa. Ir žinokit, kai aš turėjau įlipti vandenį, prasidėjo bangavimas žiaurus. Žiaurios bangos atsirado, reikia greičiau eiti. Buvo nelabai gerai, žinokit, aš visas sušlapau. Aš pakėliau sijoną. Nu, ne visa. Aš pakėliau sijoną. Ir tiesiog ten viskas apačioje sušlapo. Nieko išdžius, bet esmė, kad šiandien buvo labiau sunku eiti. Nu, žiūrėkite, dabar rami jūra, kai mes išėjom. Kai mes atėjom, žebelenkai bangavo. Aš kaip apsmyžus jaučiuosi. Ignai žiauriai sušlapo laikė. Nepajautė, bet kai... Nu, aš sakau, man tai visa apačia. Nesimato, bet nemalonu dabar. Nieko to išdžius, mes dabar atvarėm į šitą paplūdimį, kurį labai mėgstam ir mylim. Ir čia deginsimės šiandien. Ir atminsim. Deginsimės, čilinsim. Žiūrėkit, kaip čia gražu. Čia galima palipti, tenai nuvaryt, bet mes dar ten nebuvom, galvoju, ten nueit reikės. Fuck. Čia 2 valandas pasideginom. Nemažai tikrai, nes šiandien ir rytoj yra paskutinė diena, kai yra šilta. Ir kai yra 25 laipsniai, o vėliau kitomis dienomis bus 20 ir vėjuota. Tai jau nebebus komfortiška maudytis, dėl to mes atvarėm būtent šiandien. Norim užlipti tenai, pažiūrėti, kodėl žmonės ten visi lipa. Labai įdomu, kas ten darosi. Žmonių pažiūrėkit, kaip pradėjo. Tai jo, žmonių padaugėjo, todėl norisi jau truputėlį ir važiuoti, nes jau yra po 2. Tai realiai normaliai mes čia kalbėjom, vanduo labai šiltas, 10 kartų šiltesnis nei baseine, nes baseine prie namų labai šaltas, nes jisai matyt visą laiką būna pavėsį, tai dėl to. O čia toksai labai šiltas vandenukas, įmanoma tikrai lipti, ramiai pabūti ir tada vandenį jau šilta. Mano fitas toks šiandien. Šiek tiek padžiuvo mano sijonas, tai dabar galiu eiti toliau ir vėl išlapinti, nes vėl reikės pereiti tą atkarpą. Tai va, ir mes šiandien planuojam pasikabinti su Ignu kažkokią vakarienę, tokią gal rimtesnę, gal kokių ryžių su saldžiarūšių padažu arba baurų, žodžiu, pažiūrėsim, rasim tą mano mėgstamiausią parduotuvę. Ir aš vėl pasiimsiu savo kavos. Realiai mums liko 8-9 dienos, tai šiandien ir rytoj nusprendėm pasimėgauti. Nes vėliau, kai atšals orai, tai jau tada ir bus darbymetis didžiausias. Na ir jau po 8-9 dienų, dabar tiesiog neatsimenu, mes grįžtam į Vilnių, į Lietuvą. Tai žiūrėsim, kaip ten bus. Kol kas nelabai atrodo, kad noris, nes ten turbūt labai šalta. Šiaip žinokit, mano vlogai jau baigėsi. Šiandien yra paskutinė 7 diena ir tada žinokit bus poilsis. Nebeįmanomas iš tais plaukais. Nu, žodžiu, atvariau aš čia. Šiaip čia nieko ypatingo, tiesiog kopos tokios. Gal ten galima šokinėti. Ir va čia va tiesiog tokie visokie. A jo, čia galima nardyt, matau. Gal čia yra kažkokie rifai tokie mini. Nes va yra apsaugininkai. Tai... A jo, daug žmonių čia. Šiaip iš tikrųjų, įdomus faktas, kad Kipre yra nemažai šitų vežlių. Tai čia tikrai jų galima rasti. Tai va, giliau šiek tiek pavarius, tai tikrai bus.
Tai šiaip aš irgi kažką norėčiau pamatyti. Va, vėl mes einam, va čia va, išsigandau, kad man kažkas nukrito per vandenį. Ir aš labai nenoriu sušlapinti savo šortą, bet žiūrėkit, vėl prasideda bangos stipresnis. Buvo viskas ramu jau. Taip, tai mes jau grįžom. Dabar yra jau po 4 ir mes štai čia turim visus produktus, kuriuos mes nusipirkom, nes mes planuojam darytis baulą su daržovėm. Vakare gal išsikepti dar bulvių. Žodžiu, tiesiog bulvių su daržovėm. Tai šiandien dabar parodysiu, ką mes nusipirkom. Tai pirmas dalykas. 4 paprikos, jas reikės visus išplauti vėliau. Va tiek morkų. Nežinau, kam tiek daug. Bet, tiesiog mes mėgstam jas pasikelti. Tada aš labai norėjau ryte pasidaryti šakšuką. Kitą rytą, rytoj. Ir buvo petražolė ir va tiek tik buvo. Negalima buvo mažesniem dalim imt. Labai gerai kvepia. Tai va. Tada mes paimam pomidorų, nes šakšukai irgi reiks ir šiaip mes pasipjaustom pusryčiam. Tada pasiimam filė, mes ją užmarinuosim greitų metu. Tada paimam tiesiog dešryčių prie pusryčių, kaip visada. Paimam tokios classic tomato, pasta tokia vos ne, kad, aš nežinau, čia pasta, čia toksai tipo padažas, kad jeigu norėsim makaronų, tai arba spagečių, tai pasidaryt kartu su jais. Tada pasiėmėm tokį padažą chicken sauce. Chicken sauce tai čia prie baulo, nes reikia šiek tiek padažiuko. Paėmiau paragauti, žinokit, čia yra labai didelis pasirinkimas nuo fetų iki jų sūrių, ten visokių yra. Tai aš paėmiau kažkokį tokį salotom, nes man atrodo gal bus netoks stiprus skonis, bet aš nežinau, aš tiesiog paėmiau paragavimui, nes ten pasirinkimas kaip pas mus, aš nežinau, sulygint su kuom. Bet pas juos yra visas ilgas šaldytuvas. Ir tu tenai... Pas mus nėra gal tokio kažkokio pat produktų, kurio yra labai daug. Nežinau. Bet man čia biški. Tada kiaušinių klasika, nes mes šiandien dažnai valgom. Tada agurkų. Bulvių faktas, kad... Daug tai bulvės kainavo. 1,5 kilo, euras 15. Tai pas mus kilas kažkur 8 centų, 2 kilo euras šiam. Tai labai panašiai. Ir paėmiau vėl savo kavų latę. Ir kapučino, nes kavas šitas kainuoja 7 centų. Taip, čia yra chemija, visiškai chemija, aš žinau. Bet, negaliu aš gerti tą užpilamą, nes mes buvom nusipirkę ne tų kapsulių, tokių va. Ir galvom, kad į šitą aparatą įsidės, bet nesukompresavo šitas aparatas, nes šitas aparatas kompresuoja su kažkokiais barkodais. Tai mums nepavyko, labai gaila. O su šito neskanu, man tiesiog neskanu, man tiesiog čia kaip... man net nėra, kaifo, nėra malonumo gerti. O va šitos, prašau, aš dabar išgersiu vieną. O mes šitą visai nemažai kažko turim. Ir kiaušinių turim, žodžiu, visokių dalykėlių. Tai mums viskas išėjo 30 eurų, man atrodo, kažkas tokio. Tai, sakyčiau, keliom dienom, realiai 2 dienom čia maisto, manau. Ne daugiau, nes mes kažkaip visai, šito nereikia laikyti šaldytuve, man atrodo. Mes kažkaip visai daug išleidžiam. Čia iš tiesiog viskas brangiau yra. Man atrodo, iš pirmo vlogo sakiau, kad šiek tiek brangiau, tai dabar žinau, kad jaučiasi, kad brangiau. Man asmeniškai, nežinau, atrodo, kad viskas vienu kartu daug brangiau. Ir pavyzdžiui, pomidorai kilas 95 centai. Šitie būtent. Nežinau, o pas juos labai skanus pomidorai. Pas mus, kur būna, jeigu pigesni pomidorai, tai jie tokie beskoniai. Čia labai skanus, nes matosi, kad jie čia augina tus pomidorus, gal dėl to ir skonis geresnis. Tai va. Tai šiandien mes taip gaminsimės, dirbsim. Bet iš rytas. Ir aš dabar pasitvarkau dar šiek tiek namus. Ir dabar noriu dar išplauti visus indus, išplauti visas daržovės, viską, kad jau sudėti į tuščią indą. Ir dabar manęs tai ir lauks.
Kol aš jau montavau vlogą, čia Ignas padarė, iškepė vištieną, supjaustė visas daržovės, išvirė ryžius. Tai aš dabar viską čia susidėsiu, mėsytę susidėsiu, užpilsiu iš to padažiukų ir bus tobulas baulas. Čia yra mūsų baulai, kurias mes labai mėgstam. Tai dažniausiai būna majonezo padažas, ten majonezas su... Pamiršau su kam. Su mango, jo. Mango majonez, tipo. O čia kitoks šiek tiek bus padažas ir mes dar sezamų sėklų uždedam, bet čia nėra, tai žodžiu labai skaniai valgom. Taip, tai gerai, mes žinau, kad ragaujam tos mandarinus, kurios Ignas man paėmė iš tos vietos, kurios vakar važiavom, kur mes nusiskynėm tiesiog patys. Tai Ignas kaip paragavo, va tai va padarė. Ateina. Palauk. Oh my god. Žiauris skanus. Tiesiog labai saldus. Dar norėjau jums papasakoti, parduotuvėje ėmiau šitos čipsus. Čia yra čipsai su garlic, tai žinokit, nežinau, ar jūs žinot, kas yra būtent va toks apkepintas česnakas, nes mes su Ignu jį dievinam. Tiesiog mes kartais tiesiog į orkai tai įsidedam česnaką į foliją, užpilam aliejaus, biškį druskytės, pipirų, į foliją taip uždengiam ir įdedam tiesiog. Ir kai iškepa, būna tiesiog va toks apskrudęs, švelnus toks va česnakas. Ir aš galvau, ir aš žiauriai mėgstu tą skonį, nes šitas česnakas labiau toks saldus. Ir aš paėmiau, paragauti, aš aišku vis tiek daug suvalgiau, nes čia šiaip mažai čia va tiek vat buvo įdėta. Nu, tai aš jums tai parodysiu, kaip atrodo, pavyzdžiui. Bet ne, nieko ypatingo. Toksai kaip leisas grynas. Bet man ne česnako skonis, man kažkoks kitoks. Kažkokios daržovės, nežinau. Yra šiek tiek prieskonis petražolės, va. Yra prieskonis, kad toks tipo kažkas apkepintos.